Jonava – sportiškas miestas, turi net 3 reprezentacinės komandas. Moterų tinklinio komanda Achema KKSC tapusi 3-kart Lietuvos čempionėmis, klubas Aušrinė, prezidentas Bronislovas Liutkus, trenerė Lija Darandovienė. Futbolo komanda Lietuva, 2-kart pirmos lygos čempionai, klubas Lietuva, komandos vadovas Aironas Morkūnas, treneris Vytautas Stanevičius. Ir vyrų krepšinio komanda Triobet, 2-kart nacionalinės krepšinio lygos vicečempionus, klubas Triobet, prezidentas Vaidas Vaškevičius, treneris Kęstutis Naruševičius. Čia gimęs, užaugęs ir kaip sportininkas užaugintas olimpietis krepšininkas Darius Maskoliūnas, Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas. Pirmasis jo treneris Juozas Storpirštis. Jonaviečiai didžiuojasi kraštiečiu pirmojų profesionalių boksininkų Rimvydu Biliumi, jo treneris Juozas Vėjelis. Jonavos vaikų ir jaunimo sporto mokykla įkurta 1966 metais. Tuo metu buvo vystomos 4 sporto šakos. Nuo 2002 metų ji pertvarkyta į Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą, kuris koordinuoja visą sportinę veiklą rajone. Rengia įvairių sporto šakų rajono pirmenybės, seniūnijų sporto žaidynės, bendrojo ugdymo mokyklų olimpinio festivalio varžybas, tradicinius ir sveikatingumo renginius, atminimo turnyrus. Sporto centre kultivuojamos 7 sporto šakos. Futbolas, krepšinis, stalo tenisas, lengvoji atletika, tinklinis, boksas, šachmatai. Sportuoja virš 800 Jonavos rajono mokinių. Jonavoje veikia 39 sporto klubai. Patys aktyviausi – sportinių šokių klubas Bonus, klubo prezidentas ir treneris Sergejus Jefimenka. Veteranų krepšinio klubo Beržas komanda, treneris Juozas Storpirštis 2012-13 metų čempionate tapo Lietuvos veteranų krepšinio lygos 40+ vicečempionais. Jau 14 metų veikiančio klubo greta šiemet papildė 93 metų jaunimo žaidynių čempionai Nerijus Zabarauskas, Virginijus Sirvydis, Remigijus Storpirštis. Veteranų futbolo sporto klubas Klevas, veikiantis jau 13 metų, vienija šios sporto šakos entuziastus. Lietuvos seniorų futbolo čempionate 2 metus iš eilės klubo komanda tapo nugalėtojais. Jonava garsi sportiniais renginiais. Pats masiškiausias kovo 11-osios bėgimas – obeliskas Abraomui Kulviečiui Jonava, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jo ištakos siekia 1989 metus. Tada Lietuvos vėliavą sportiškai ir patriotiškai nusiteikę vyrai nešė etapais nuo Abraomo Kulviečio obelisko iki Jonavos centro. Leonas Mirinauskas, bėgimo klubo maratonas sportininkas, dalyvavo visuose tradiciniuose bėgimuose. 21 kartą vyks ir tradicinis jaunųjų 12-mečių futbolininkų turnyras, į kurį atvažiuoja stipriausios komandos iš visos Respublikos. Vaikų ypač mėgstamas turnyras paprastai būna ne tik sportiškas, azartiškas, bet ir išmoningas. Vienas iš atminimo turnyrų skirtas stalo teniso treneriui Valerijui Maskovkai atminti. 2013 metais vyko jau 12 kartą. Garsusis treneris buvo pradininkas, kitaip tariant, atvedė į Jonavą stalo teniso tradicijas. Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras tai moderniška sporto bazė aprūpinta įvairia įranga ir inventoriumi. Sudaro visas sąlygas sportuoti ir siekti aukštų rezultatų.